jis tada suprastų, nes jie taip supranta Ukrainoje, nes jie taip gyvena. Mes jau išmokom gyventi kitaip. Mes rečiau konfliktus kumščiais aiškinamės gatvėj. Beje, šitoje vietoje jis iš tikrųjų yra teisus. Mes kaip Lietuva, jeigu žiūrėsim, pavyzdžiui, dokumentikas iš senesnių laikų, kaip į lietuvių žiūrėjo, kai mes į Europos Sąjungą stojom, ar į NATO, pavyzdžiui, kaip realiai NATO kariai, ar Europos Sąjungos šalis, į mus žiūrėjo kaip atsilikusius biškiuką. Tokiais biški laukiniais ir nei ten ypatingai susivokę, nei kažką, banditėliai, marozėliai. Žinoma, bus ir tarp ukrainiečių, tarp rusų daug daugiau bus visiškai ne vakarų civilizacijos, tarkim, žmonių. Nes kaip aš šitą žiūriu? Aš esu su draugė apie tai biškai diskutavęs. Aš žiūriu tai kaip žmogaus evoliucija link geresnio dalyko. Tai jeigu turim žmogų, kuris tiesiog primatas, dar vos ne beždžionė, dar labai senai kaip evoliucija ėjo, tarkim, visiškai dar. Kažin ar jis labai gali civilizacijai egzistuoti. Bet tas pirminis žmogus jis evoliucionavo. Išmoko, kaip gyventi bendruomeniai. Kaip ne tai, kad plėšti, viską imti, bet ne, iš karto gan greit išmoko, kad reikia gyventi bendruomeniai, tai bus saugiau, tai bus geriau. Tada tos bendruomenės augo. Žmogus civilizavosi. Jis kūrė civilizaciją. Ir realiai su ta civilizacija ir jis pats jis evoliucionavo. Ir jos smegenys ir literaliai fiziškai keitės. Vyko evoliucija. Link geresnio dalyko. Ir einant laikui, daug šitų emocinių, tokių biologinių, primatiškų dalykų žmogus pažabojo savo intelekto dėka. Ir ką mes dabar turim vakarų civilizaciją, tai yra tolimiausia evoliucija žmogaus, kiek tik mes esam pažengę. Jis yra trapi, visą laiką mes kaip nežinom, ką darom, mėginam daryti ir dabar ką sukūrėm, ta vakarų civilizacija yra vienas geriausių, ką esam sukūrę ever. Ar tai išgyvens, ar ištaisysim klaidas ten ar dar, kad čia viskas pasakys, bet iš tiesų daug daugiau žmonių išmoko jau pažaboti tą savo pirminį pyktį, pirminę emociją, nes mes gyvenam civilizaciją, kurią sukūrėm geresnę. Ir į tą civilizaciją ne visi pasiruošė ateiti, nes ne visas pasaulis vienu metu evoliucionavo, nes kitur netėjo ta civilizacija. Ir Ruskina dar ilgai greičiausiai neteis ta civilizacija. Ukrainiečiai dėl to kovoja. Tai jo, ar ten bus budulių, pas mus irgi budulių yra. Čia neišvengsi to. Bet ukrainiečiai karą kovoja ir jau daug metų kovoja dėl būtent to noro įeiti, kad juos priimtų į realiai vakarų civilizaciją. O jie ten visi pasiruošę bus. Visi ne, bet aš sakyčiau daug didesnių procentų, garantuotai daug didesnių procentų negu Rusija galėtų įeiti į tą vakarų civilizaciją, nes ten tai zombių yra gerų. Ir aš kalbu ne tik zombių, aš kalbu tų su civilizacija kažkokia evoliucionavusia nesuderinamų savybių, kur turi. Tai jiems reiktų daug išmokti. Beje, mes irgi turim daug išmokti. Ir dar iki dabar mokomės. Nes vis dar dabar daug žmonių, netgi ir mano čiate, mes esame apie tai kalbėję, kaip pyktis kartais sukyla. Ir atrodo, norisi snukį užvažiuoti. Bet čia yra ta pirminė emocija ir mes netokioje civilizacijoje gyvenam. Nekur susinervinam, emociją pajaučiam ir užvažiuojam į snukį. Ne. Mes gyvenam civilizacijoje, kur įstatymas turi viršenybę. Ir mes savo emocijas suprantam, su jom dylinam, kai kurie eina į terapiją ir sprendžiam. O su štai žmonėm tvarkomės civilizuotai pagal įstatymą. Ir va čia yra tas esminis skirtumas, ta evoliucija, kur aš sakau.